nesumaišiau nieko. Skype tau yra, žodžiu, vienas vyrukas užsisakęs dvarą savo 18 gimtadieniui Palangoje, virštininkų dvare. Ir galim pasakyti, kad žmonės pasiūlė didesnę sumą ir tą patalpą mes jau išnuomavom vasario 15. Davai. Ir kadangi dabar jie užimta bus, jo gimtadienis atšaukiamas. Giedrius, labai jautrus žmogus, labai reaguoja tokius dalykus, būtų jam labai stiprus šokas. Labas vakaras. Labas vakaras. Ar su Giedrium kalbu? Aha, taip. Sveiki, Giedriu, aš esu Rytis, man davė jūsų numerį. Čia dėl jūsų, kaip suprantu, tos datos gruodžio 15, ar ne? Dėl Palangos dvaro. Aha, taip. Žiūrėkit, aš esu įpareigotas tiesiog pasakyti jums dabar. Tai, kaip suprantu, mūsų tas direktorius gavo pasiūlymą. Aš kalbėsiu atvirai. Žodžiu, tai datai jam pasiūlė dvigubai didesnę sumą ir žinokit, dėja mes priėmėm išvados, kad vis tik tą datą mes atiduosim tai kompanijai draugų. Kalbu kaip yra ir sorry, kad čia taip vėlai, bet iš tikrųjų mes... Nebegalime. Didžiai nebegalime. Dvigubai daugiau pasiūlė, nebegalime. Giedriu, ar tu girdi mane? Jo, girdžiu aš. Tai va, tai aš sakau, kaip yra, man iš tikrųjų nemalonu tai sakyti, nes pats direktorius kažkaip, nežinau, ar jam trūksta drąsos pasakyti ar ką, bet iš tikrųjų tai 15 dienai jisai atidavė kitai kompanijai, tai kaip suprantu, tavo baliaus ten tikrai negali būti. Viskas, aš supratau. O taip paprastai, ar ne? Tai kažką man perduot jam. Tai palauk, čia man. Jie paskambinti nenori, jisai skambina savęs nemalonu pranešti, bet taip ir. Ir tie. Supranti, aš gal kažką dar galiu padaryti, bet man reikia iš tavęs informacijos irgi. Ar tau čia labai svarbu, ar čia tu kalbi dabar kaip, čia buvo, nebuvo, žinai. Kaip sakot? Ne, aš ta prasme iš tavęs kažkokių negaunu informacijos. Ar tau čia yra žiauriai svarbus šitas gimtadienis, ar čia tiesiog kitą vietą gali pasakyti? Labai svarbu, 18 gimtadienis vis dėlto. Tai žinai, vietų tai yra daug. Ne, man tai labai svarbu. Tai ką padaryti? Aš nežinau, tai nieks gali ten viskas užimti, pasistam. Ne, tai datai, sakau, atėjo rimti vyrukai, pasiūlė dvigubai daugiau, dar kiek suprantu, ten jo pažįstami kažkokie. Ir jisai turbūt silpnas žmogus, žinai, bet ne žodžio žmogus. Nežinau, aš ką pasakyti. Nusiminiai, ne? Tai taip. Jeigu... Kažką reikia spręsti dabar, nežinau. Ne, žinai ką, jeigu radiją dažniau klausytum radistų, tai žinotum, kad mes tave išdarinėjom. Labas, mielas bičiuliai. Labas, apgavom tave iš tikrųjų. Radistai Jonas Rolandas skambina iš Vilniaus. Dvaras yra laisvas ir net radistai yra laisvi, jeigu nori, gali pakviesti. Linkėjimai nuo draugų, nuo draugės, ko gero, čia tokia mergina vardu Roberta užregistravo tave. Prajuokina, baisiai. Girdim, kad tu jokiesi, kad tu neprisisiokti. Ne, viskas gerai. Grūtai viskas, gerai, sen. Ką veiki? Nieko, namie, valgiau. Tai tu palangiškis esi? Iš Palangos esi? Ar iš kur? Iš Klaipėdos. Iš Klaipėdos. Kiek hebros bus pas tave gimtadienį? 30. O, tai rimta. Stipru bus? Kaip? Stipru bus? Stipru. Grūtai. Super. Tai gero gimtadienio, laikykitės iki. Ačiū. Ate. Ate. Klausyk.